Aš labai geros nuomonės apie kariuomenę ir tiesą sakant, mm, man labai apmaudu, bet vadas elgėsi arogantiškai, šiek tiek per arogantiškai, nes tai buvo jaučiama ir matoma, jog jisai, nepaisant to, kad nulipo nuo scenos ir netrodė žvelgęs iš aukšto, bet visa kalba ir šiek ne taip su dzūkais reikia ir paprastai žmonėmis kalbėtis. Mes nesam žemesni, prastesni. Aš tiesą sakant, pažiūrėjau, YouTube yra susitikimas Jurbarke dėl tos plėtros. Tai ten visiškai kitaip kalba ir tas pats kariuomenės vadas, ir vedantysis, ir himno neliepia giedoti, ir komandų muštruot neduoda. Tai tiesą sakant, tas toksai disonansas, jisai skaudina. Ir sakyčiau, gal jeigu būtų vadas iš viso nekalbėjęs, tai būtų buvę tikrai komunikaciškai geriau. Nes aš suprantu, kad žmonės, kurie iš tiesų suvažiavo, suvežti buvo, kaip čia dabar visokių ten mačiau jų. Ir tikrai nepateisinu tos retorikos, kokia buvo kariuomenės atžvilgiu. Bet man labiausiai apmaudu, kad būtent kariuomenė šitoje situacijoje pastatyta tam tikru komunikacinė tokia kempinė, kuri turi atremti gyventojų nuotaikas, emocijas, o iš tiesų teisiškai, jie visiškai ne prie ko. Čia politikų sprendimai. Ir kariuomenė bus tik tai to poligono naudotoja. Visa savininkė ir eksploatatorė bus ministerija. Tai šiek tiek apmaudu ir liūdna, kad vyrai, kurie saugo mūsų šalį, įtraukiami į tokias, insinuacijas ir vėliau tos galbūt ir iš jų pačių emocijos kartais, būna tie pipirai tokie, kurie šiek tiek per aštru. Taip, galbūt pasakyčiau. Dar grįšime, Vilma, pas jūs, ačiū už šitą įspūdį, nes jis tikrai tas pasirodymas sukėlė kontroversiškų reakcijų, nes šiaip su aš tai reaguoju, pats be abejo savo nuomonės nedėstysiu. Yra ir Vilma su mumis, kuri yra vietoj. Vilma, tai, ką Dainius kalbėjo, jis pataiko į nuotaiką ar pro šalį kalba, kaip jums atrodo? Jis absoliučiai tiksliai atsako į tai, kaip jaučiamės mes ir kaip iš tiesų yra. Man skambina žmonės vietiniai, aš esu 4. kartos lazdijiškė ir man sako, Vilmute, ar mumis suteiks tremtinių statusą? Suprantat, kaip yra tai, jautru ir tragiška. Žmonės, jeigu mes paimsime istoriškai ir pažiūrėsime, tai būtent Dzūkijoje buvo ir pasipriešinimo kovos stipriausios ir tame pačiame Kapčiamiestyje. Ir kas rėmė mūsų kovotojus, mūsų laisvės gynėjus? Paprasti žmonės, tie patys kaimo žmonės, kurie dabar ties daromi valstybės priešais didžiausiais. Tai tiesą sakant, tai, ką gerbiamas kolega Dainius sako, yra labai tiksliai atspindi, kaip ta situacija atrodo dabar. Nes būtent taip ir jaučiasi ir bendruomenė, niekas nepadarė namų darbų ir kai dabar, šiek tiek parodai pirštu, kur suklydo, ta prasme geranoriškai, neprikišamai, tai ta reakcija tokia būna, jog, viskas nuspręsta ir nekaimiečiai mokys, tai nežinau, savivalda išvis palikta
kodėl nebuvo galima, sakykime, atvykti, susisiekti su tarybos nariais savivaldybės, kur yra tikrai visų politinių partijų daugumoje ir tos, kurios dabar atstovauja ir Seime, ir pozicija, ir opozicija, ir tiesiog pasakyti, pasikalbėti, kodėl reikėjo konfrontuoti tą informaciją slepiant, kodėl merė, na, aš suprantu, norėjo pasidaryti galbūt, ta situacija buvo tokia, kad atvažiuokit, viskas čia bus gerai ir nenumatė tokio būsimo galimo pasipriešinimo ir kad atvykit, pažadėkit aukso kalnus pinigų už įsikraustymą ir čia jūs su gėlėmis pasitiks, tai aš tik tai priminsiu, kad tokį vieną Karliką Putiną Medvečiukas irgi buvo įtikinęs, kad atvažiuokit ir Donbase jūs ten pasitiks su raudonais gvazdikais. Tai visi žinom, kaip tiesiog baigėsi tas dalykas ir tas tęsiasi 4 beveik jau metus. Tai aš nenoriu jokių būdų daryti kažkokių alegorijų ir lyginti šitus du dalykus. Ukrainiečių kovą už savo ir už mūsų laisvę ir tai kaip poligono įrenginėjimo klausimą. Tačiau aš tik tai noriu atkreipti dėmesį į tą melą, aš nebijau šito žodžio pasakyti, į tą melą, kuris yra bendruomeniai skleidžiamas iš valstybės institucijų, iš oficialių pareigas atsakingas užimančių politikų. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad negalima meluoti, kai tu atvažiuoji ir sakai, ar tu prezidentų būdamas, ar tu krašto apsaugos ministrų būdamas, kad mes čia norime įkurti poligoną ir iš pradžių iškeliam viską, paskui iškeliam tik tai dalį, paskui dar galbūt jau nei vieno nekelsim. Čia kiekvieną dieną, kaip diena, taip naujiena. Tai Vilma, kaip tik jo. Melas yra, na, jisai skaudina ir jisai įneša sumaištį.